Tai va, nu jau salė kaip ir jau prisirinkusi bus, jau žmonės reikiuosis tuoj palei, palei kraštus, įstovimas vietas ir va, tokią aš antraštę radau, kad mūsų kandidatė į naują į premjerės nesigėdija, kad jinai Ta laimė. prasme, nuoga atėjo į Seimą. Ne, nesigėdija. Ne, Imtis. Robertai, aš pataisysiu, jinai nesigėdija, jinai sako, aš nežinau, ar turėčiau Ai, dar gėdytis. nežino Tai teisingai. galbūt bus taip, kaip partija pasakys. Jeigu Nu, partija pasakys, kad reikia gėdytis, jinai gėdysis. Prisiminkime vieną viceministrą, dabar neatsimenu, kurios ministerijos, ar teisingumo gal ministerijos, su tais kur šventiniais. išsiaiškino žurnalistinio tyrimo dėka, reiškia, kad jisai gegužės 9-ąją švenčia. Iš pradžių viceministras laikėsi, sako, aš ir toliau švęsiu gegužės 9-ąją, bet po kurio tai laiko jisai jau nuleido rankas ir Ir sako, ausis. ne, tada aš jau švęsiu gegužės 9-ąją švęsiu gegužės 8-ąją, reiškia. Tai nežinau, ar čia kaip sakyt, be 5 minučių mūsų ministrė pirmininkė neatsitiks tas pats. Palinkėkim, kad neatsitiktų. Tai kad Nes aš turbūt neįtikėjo, kad ministrų pirmininku irgi negalėčiau būti, nes po Krymo aneksijos žiūrėjau operaciją į ir kiti Šūriko nuotykiai, tai turbūt irgi netikčiau užimti Matai, čia šitą priklauso nuo pareigą. to, ar apie tai informuotas Tapinas, ką tu žiūrėjai. kurią Nes jeigu skirtas Tapinas kelias. neinformuotas, tai tada, žinau, ramu. Bet paprastai yra taip, kad jisai yra informuotas apie viską. Ir vakar jis jau pasiekė tokį lygį, kad jisai pradėjo dėlioti, ką socdemai turėtų paskirti premjeru. Tai čia yra iš vis kosmosas. Čia yra kosmosas. Tai kada jisai. O Tai O Saulius Apetitas auga. Spurga, o Saulius Spurga vakar, dar kol nebuvo aišku, kas bus premjeru, tai jisai ten dėliojo sąlygas, kokias turi atitikti premjeras. Ir trečia, kaip jisai parašė, ir pati svarbiausia sąlyga, jisai turi tikti Andriui Tapinui. Nu, Tai taip. jūs įsivaizduojate, iki kokio absurdo mes dasigyvenom savo valstybei, kad mums kažkoks blemba, nežinau net kas toks, propagandos ruporas konservatorių, kurią medžiagą numetinėja, mes visi žinom kas, kad jisai renka socdemų partijai premjerą. Tai kur dar toliau galima nukeliauti? Prezidentų išsirinkti Tapiną. O Ne tai dar, socdemų kol dar partijai, o nepradėjom, Lietuvai. o tai dar geresnis bairis, kadangi vakar buvo reali galimybė, kad taps Duchnevičius, tai jie tokį suskrebeno mėšlo kibiriuką apie jo žmonos įmonę. Ir paskelbė kosminį skaičių - 150 tūkstančių iš socdemų partijos buvo pervesta jai per 5 metus už paslaugas. Tai aš suskaičiavau į mėnesį, jinai gauna 3125 eurus. Tiksliau ne jinai, o kaip suprantu, ten jos įmonė. Tai kas dirba su buhalterija, tai žino, kad už tokius pinigus tu nepasisamdysi nei gero buhalterio, nei gero auditoriaus kaip įmonės. Tai vat, bet įdomi yra tas man įdomus momentas, kad jau buvo paruošta tipo kompromatas ir blemba ne ant to paruošė. Bet tai vis tiek išmetė, taip žinai, profilaktiškai. Absurdas kažkoks vyksta, aš nežinau, kiek dar žmonėm reikia, žinai, tiem, kurie ne mūsų burbulė, tokių pavyzdžių, kad suprastų, kad čia vyksta visiška nesąmonė. O jam neįdomu, jam net nenori suprasti. O kam jam suprasti? dėl Vis tiek. 150 tūkstančių noriu sureaguoti. Gintarai, vis tiek ten yra viešieji pirkimai. Ten nėra taip, kad partija jinai gali samdytis savo nuožiūrą įmonę, kadangi jinai gauna dotacijas iš valstybės biudžeto, jinai privalo vykdyti viešuosius pirkimus. Tai čia aš nesakau, dabar minutėlę, aš nesakau, kad ten kažkoks buvo kriminalas. Aš tik tai sakau, kad negalima taip suprasti, labai supaprastintai viso to paslaugų užsakymo, nes jeigu buvo neskaidriai vykdomi viešieji pirkimai, tai yra problema. Aš nesakau, kad jie buvo vykdomi neskaidriai. Čia jeigu būtų taip tiesiog, kad partija už savo lėšas, jinai samdo, ką nori, tai čia be problemų Tai gali palauk, samdyti ir. žiūrėk, tai kaip dabar, kokia turi būti chronologija?
Tai jeigu yra žurnalistinis tyrimas, ne, tai tada turi būti parodyta, kad jie vyko neskaidriai. O ne Taip, šitaip, be abejo. užmes savo skreplį, žinai, ant jų ir jūs dabar maždaug mums pasiaiškinkit. Tai kur buvo Taip, taip, šitie taip. visi pasiaiškintojai, kai pirmoji kava ten 2 milijonus gavo per NATO summitą tą 23 metais susitikimą. Tyliai, tyliai nuvinguriavo viskas ir ramu. Kodėl ten netyrė niekas? Žinai, nu, aš ne apie tai, bet aš manau, kad socdemai jau dabar žinodami, kokie dabar, kaip čia pasakyti, kokie vėjai pučia iš kur, tai jau jie tikrai turėtų tokius dalykus padaryti skaidriai. Nes nu, partijos pinigus, kadangi partija gauna dotacijas iš biudžeto, nu, tai biudžetinius pinigus visada tikrina ypatingai atidžiai. Tai ne, ir, pavyzdžiui, aš tai girdėjau paaiškinimą to pačio Sinkevičiaus Mindaugo. Jisai pasakė labai paprastai, mes darėm viešuosius pirkimus ir laimėjo tas, kas pasiūlė mažiausią kainą. Nes, žinai, Nu, 150 tai visada tūkstančių, būna, kaip gintarai. žaidžia Čia žiniasklaida žaidimus. Jie, pavyzdžiui, paėmė tą skaičių 150 tūkstančių. Ir čia, žinai, visi už galvos susijėmė. Wow, kaip aš kažkada, žinai, klausiausi profesoriaus Kasparavičiaus. Jis labai gražiai padėliojo, kodėl žmonės supranta, ką padarė Paluckas, o nesupranta, ką padarė Stepukonis. Nes pas Palucką ten, žinai, tokios sumos. 200 tūkstančių paskola, ten 120 tūkstančių paskola iš įmonės dar kažkam. Tokius pinigus žmonės supranta, nes ten mašinas kas perka, ar ten butus, žinai, ar namus, ar kažką. Nu, jie tokias sumas įsivaizduoja. Stepukonio 42 milijonai. Nu, žmonės tokias sumas praleidžia prausis, nes tai yra pinigai, kurių niekada niekas nebus matęs, žinai. Tai va čia yra esmė. Tai va tas sudėjimas 150 tūkstančių už 5 metus, nu tai aš, žinai, taip nesigirdamas galiu pasakyti, nu mano pajamos tikrai buvo didesnės per tos 5 metus. Tai ką, aš dabar čia turtuolis gintarai baisus vis tiek, esu? bet yra. Ne, bet Kur žiūrėk, pajamos? ne, tai žiūrėk, tai ką sakai, gintarai, yra teisybė, bet iš kitos pusės, jeigu tai buvo vienas pirkimas organizuotas 5 metų terminui ir laimėjo įmonė 5 metų kontraktą, tai yra viena istorija. Jeigu tai 5 metus, 5 kartus organizuoti kiekvienais metais atskiri pirkimai ir kiekvieną kartą laimi ta pati įmonė, nu, aišku, argumentas tas yra pasiūlė mažiausią kainą, bet tai mes tą girdime visada, ar krašto apsaugos ministerija vykdo pirkimą, ar bet kas kitas vykdo pirkimą. Jie visada pasakys, taigi mes nieko negalėjom padaryti, pasiūlė mažiausią kainą. Bet kai 5 kartus iš eilės, jeigu sakau, tai buvo 5 atskiri pirkimai, organizuojamas viešasis pirkimas, laimi ta pati įmonė, nu, sutikit, jau kažkaip tai klausimėlių tam tikrų kyla. Nu, bet Kaip jeigu jinai duoda gintarai tavo mažiausią kainą mylimam. tau. O nėra vieša Gintarai, tu dabar paslaptis, gini, bet dabar kad žiūrėk, tas dabar va laimi. tavo mylima mieste Kaune. Pavyzdžiui, visus statybos darbų pirkimus laimi autokausta, stebuklingai laimi. Ir tai jau tęsiasi N metų valdant dabartinę merui. Aš nieko nesakau, bet vėlgi ateis savivaldybės atstovai ir pasakys, tai įmonė tiesiog pasiūlo mažiausią kainą. Bet, nu, mes galim tą sakyti, bet mes žinom, kad kartais visi šitie dalykai kaip yra padaromi. Jie yra padaromi. Dabar, ar logiška būtų manyti, kad ar tai būtų socialdemokratų partija, ar konservatorių partija, yra noras, kad buhalteriją tvarkytų savo žmogus? Aišku, yra noras, kad tvarkytų. Taip kad čia irgi šito argumento mes negalim visai nurašyti. Aš nesakau, kad buvo neskaidriai vykdyti pirkimai. Aš nesakau, kad Tapinas yra teisus. Teisingai tu, Gintarai, pastebėjai, jie pirmiausia metė tą skreplį ir sako, va, faktas yra toks. Ir dabar tu jau atsiplaudinėk, o atsiplaudinėti yra sudėtinga arba praktiškai nebeįmanoma. Mes suprantam jau žmonės, ką apie tai galvoja. Ir tai yra negražu, tai nėra žurnalistinis tyrimas. Bet visai sakyti, kad čia, žinai, yra viskas ok, mes irgi, aš manau, negalim. Bent tokia mano nuomonė. Bet tai aš tik tai vieną pastabą tau dėl krašto apsaugos ministerijos. Jeigu atkreipiai dėmesį, ten visi pirkimai vyksta neskelbiamų dėrybų būdu. Nu, arba beveik visi, gal taip sakykime.
Aš tik tai kaip pavyzdį, tą nebūtinai krašto apsaugos ministerija, aš tiesiog kaip perkančią organizaciją, bet kurią tikrina tikrintojas, kur ten laimi pastoviai tas pats tiekėjas tam tikrus pirkimus, jie visada kaip argumentą sako, tiesiog pasiūlė mažiausią kainą. O nėra Tai vieša kadangi paslaptis, kad jis žino, kokią kainą pasiūlyti, kad Tai būtų jau čia yra va motyvuoti. ta vidinė virtuvė tų visų viešųjų pirkimų, kur aš tikrai gana neblogai žinau, todėl aš taip ir truputėlį atsargiai žiūriu į tos tokius pasiaiškinimus, kad, nu, pasiūlė mažiausią kainą ir tapo laimėtojai. Bet netvirtinu, kad ten vykdyta neskaidriai tie pirkimai. Tik tai tiek. Pagyvensim, pamatysim. Bet kokiu Jo. atveju tai čia buvo Aš neišmanau apie ne vietoje, viešuosius pirkimus, tai nieko ne nesakysiu. laiku išmetė informaciją, kaip sako, ne? Ne tą, ką reikėjo. Ne ant to žmogaus surinko. Na. Bet Bet tai, surinko ir o apie Ruginienę. Ruginienės vyrą irgi ten surinko krūvą, kuris ten 3 darbuose ir 3 įmonės ten ir 2 akcininkas ten Aš tai visai laukiu, rimti pinigai kada vaikšto. Kreivis surinks informaciją. Nerinks, nu taigi Opus Dei yra Vatikano stogas, nu baikit jokus. Nerinks, sakai. Aišku, kad ne, nu tai neliečiamieji, yra neliečiamieji. Tam tikros organizacijos, tam tikri klanai, jie turi stogą pasaulinio lygio ir tenai yra brolijos iš senų laikų atėjusios ir įsitvirtinusios pasaulyje, kurios turi baltą bilietą, jos yra nebaudžiamas ir nepersekiamas. Tai Ir žinai, savo narius labai giria. kaip daro žiniasklaida, va šiandien daug mašinoje laiko praleidau, žinai, tai klausiausi žinių, nu, blemba, nu, reikia, žinok, žinias girdėti ir tada ima juokas. Pavyzdžiui, du momentai iš žinių radijo. Pirmas, Lietuvos geležinkeliai pasirašė 130 milijonų vertės sutartį su įmonė, čia skamba taip anonsas, kuri dirba Baltarusijoje, su šveicarų įmonė, kuri dirba Baltarusijoje. Ir paskui eina dėstymas, kad šita sutartis buvo pasirašyta dar prie anos vyriausybės ir nuo kovo tik tai kažkurios dienos valstybė uždraudė pasirašinėti sutartį su įmonėm, kurios turi santykius su Baltarusija ir dar kažko. Šita sutartis yra sudaryta seniausiai. Ir tada pas ten šveicarai labai gerai viską paaiškino. Dirbom su baltarusiais ir dirbsim, nes tuoj sulauksim, kol bus nuimtos jiems visos sankcijos. Taškas. Visi paaiškinimai. Kitas buvo, kad Palangoje liepta nugriauti tą didelį apžvalgos ratą. Skamba anonsas. Paskui paaiškinimas yra toksai, kad iki naujų metų reikia arba pakeisti žemės paskirtį, arba tada pašalinti statinį. Tai vad kaip yra kūriamos naujienos. Tau pasako, žinai, tokia užmeta blizgę, reikia nugriauti apžvalgos ratą. Ir visi galvoja, wow, Palangoje nugriaus apžvalgos ratą. Bet kad yra opcija iki naujų metų pakeisti sutartį dėl žemės paskirties, apie tai tik tai jau paskui ten lik tarp kitko. Nu, tai nesidomės tada. Va šitaip klijuojamos yra visos žinios. Ir nieko nuostabaus, taip veikia Be žiniasklaida. sensacijų niekas nežiūrės. Per amžius taigi būdavo, nuo ko prasidėjo žiniasklaida, jeigu tai paėmus. Tai kai žmonės nemokėjo skaityti, rašyti, visi eidavo į bažnytėlę ir ten klausydavosi žinių, ką kunigėlis sakydavo per pamokslą. Tai va čia buvo, čia jeigu to nedarysi, ateis tas ir tau paskui, kai numirsi, bus blogai. Tai paskui atsirado vienuoliai, kurie pradėjo plačiau rašyti ir jau žmonės pradėjo skaityti. Tai vėlgi rašė tai, ką reikia valdovom ir karaliam. Tada atsirado knygos, vėlgi biški jau daugiau atsirado tos laisvės, kad žmonės ir paprastesni galėjo parašyti kažką. Nu ir paskui žiniasklaidos kompanijos atsirado ir laikraščiai, kur pranešimui, kas vyksta valstybėje. Tai dar XIX amžiaus pradžioj prezidentas Jacksonas sakė, tas, kuris neskaito laikraščių, yra geriau informuotas apie tikruosius dalykus, kas vyksta, nes ten yra vien tik propaganda. Tai čia yra senas kaip pasaulis dalykas, žiniasklaida yra smegenų plovimo priemonė. Ir kitaip nebuvo ir niekada nebus. O čia kas galvoja, kad va čia žiniuose pasako, aš va pasiskaičiau portalą, gaunu pranešimus, aš viską žinau, kas vyksta. Nu, tai Jeigu būtų tiesa, būtų parodę per LRT.
Tai būtent ir sakau, čia yra tokia vat sukurta masinė iliuzija žmonėm, kad jeigu žinios parodė, tai reiškia yra teisybė. Jeigu pasakė kokie nors vilkai durneliai, kurie iš lempos čia viską ima ir nėra apie tai parašyta, tai reiškia, jie knysa protą. Tai yra labai paprastas. Na, tai kad matai, yra vienas dalykas žinia, kitas dalykas yra informacija, kitas dalykas yra propaganda, dar kitas dalykas yra dezinformacija. Jeigu žinios skelbtų tik žinias, nusesmenintų, nešališkai objektyviai, tik tai eitų informacija, tik tai žinia, be kažkokio tai bandymo primesti nuomonę. Tai viskas būtų gerai, bet dabar bet kokios žinios, kurios ateina iš tos masinės žiniasklaidos, jos yra, neiš, nu nebėra tų tokių neutralių žinių, kur tiesiog tau būtų pateikta žinia. Tai tuo, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, 7-7 skiriasi nuo kitų žiniasklaidos priemonių. Nes ten, jeigu žinia, tai yra tik tai žinia. Ir pats skaitytojas jau jisai tada daro išvadą, susidaro nuomonę, jam nėra bandoma įpiršti kažkokią tai nuomonę. Tai va. 7.7 ir buvo sukurta būtent kaip portalas Tai, nešališkos informacijos, būtent pabrėžiant nešališkos. tai. Kartais man net norisi, Grįžkim o prie kodėl jūs čia premjerės. taip neparašėt, kodėl biškutį neįkando ten, kokiam, žinai, kokiam pišui, nu, aš kaip pavyzdį sakau, ar ne, bet nežiūriu taip tvarkingai, nešališkai, objektyviai, be jokių papildomų emocijų. Taip ir turi būti. Tai Tai va ką dar žiūrim kitas prie dalykas, kodėl vat, dažniausiai va taip šališkai veikia. Nes kiekvienas, nu kaip, ne kiekvienas, o didžioji dauguma žmonių, jie nori su kažkuo susitapatinti. Tai va čia kaip irgi būna Taip, taip. raudoni, mėlyni, partija viena kita. Tai raudoni visą laiką stums ant mėlynų, o mėlyni ant raudonų. Ir tai čia ir visi jie turi ir savo žiniasklaidos priemonės. Nu, čia geras pavyzdys kaip Foxas ir CNN, pavyzdžiui, Amerikoje. Ne? Nu ir vieni ant kitų stumia. Tie vieną nuomonę savo sako, va čia teisinga, mūsų ta. Ir gaunasi toksai. Ir čia kaip ir, kad ir krepšinė, nu arba Vilniaus Rytas, arba Kauno Žalgiris. Nu ir vieni su kitais. Bet visą laiką yra trečias variantas, tu gali atsistoti iš šono ir neprimti nei vienos pusės, tu tada daug geriau ir objektyviau gali vertinti tos įvykius, ypač kai vat, šitie pjaunasi tarpusi, tu gali pasakyti, ei, žiūrėkit, yra taip, čia tai tik tai faktai, aš nepriemu nei raudonos, nei mėlynos pusės. Taip Ir negalima. kadangi Turi pasirinkti mūsų pusę. yra mažuma, va, tokių, kurie žiūri iš šono ir nešoka tenai į ugnį, tai tie, kur va, tenai pešasi, mūsų laiko, va, ir tie yra nie, laiko mus priešais, nes mes nestojame jų pusę. Tai čia irgi va, toks labai geras paaiškinimas, kad va, laisvamaniai, kurie nepriema vienos ar kitos pusės, jų yra mažai ir dėl to jos taip atmeta. Tai mūsų va, nu, yra 5 procentai pasaulyje, nu čia jau pagerintai skaičiai. Didžioji dauguma visą laiką nori būti būryje, nes jie kitaip jaučiasi silpni. Masių formavimas, taip vyksta. Būtent. Tai ką Ruginienė? Ruginienė, va žmonės rašo ne vienas jau, kad jinai buvo visų pirma labai už vaikų skiepijimą per COVID. Matom, kad jau ir partnerystė iš karto Taip, taip, grįžta. už vaikų skiepimą per COVID. Tu žinai, Nežinau, kas čia galėtų ją reabilituoti šito klausimu. tu tą žinai, ne, ta prasme, nes aš ją išgirdau, tiesą sakant, vakar pirmą kartą. Šiaip visi socdemai buvo labai už, jeigu tai paėmus ir va čia kaip ir minėjau apie tas, va, jeigu panagrinėti truputį tas politinės ideologijas. Nu, žmonės Lietuvoje išsirinko socialdemokratų valdžią. Kas yra socialdemokratai? Yra kairioji politinė ideologija. Kaip sakiau, raudona mėlyna. Tai yra raudona. Jeigu tai paėmus, kas yra socialdemokratai, nu, tai yra tokia nuo komunistų biški lengvesnė forma arčiau vidurio. Tai kaip vat, yra kairieji ir dešinieji, tai kairėje vat, yra nuo vidurio eina socialdemokratai, komunistai, o į kitą pusę eina konservatoriai mėlynieji, o jau konservatorių far right pakraipa vadinasi, tai yra jau fašizmas. Tai vat, mes matėme, pavyzdžiui, Tarybų sąjunga buvo raudonas blokas, NATO mėlynas blokas, dabar mėlynas blokas yra Europos sąjunga. Tai vėlgi, Ruginienė yra raudonosios pusės socialdemokratų atstovė. Ir
pagal jų ideologiją būtent ir yra, kad pasikliauti va tom visom korporacijom, kairieji visam pasaulyje labai palaikė COVID suvaržymus, visos tos marmalus per prievartą ir visa kita. Toliau. LGBT klausimas. LGBT klausimas, taip, yra kairioji ideologija ir čia irgi nėra klausimų, nes visam pasauliu taip yra. Taip, kad jeigu jinai ten palaiko partnerystę, tai čia dar nieko baisaus, nes gali ten nueiti ir į santuokas, ir dar ten visus tos dalykus. Toliau kitas dalykas, dėl ko jie kalė, papildyk, kai nori Alvė kažką pasakyti. Aš trumpai vienu sakiniu, į Mhm. partnerystę nueiti, kalbant konkrečiai apie Ruginienę, jinai, nežinau, gal taip tiesiog, gal dar ankstoka daryti išvadas, bet jinai savo pasisakymę paminėjo, vadovaujantis Konstitucinio teismo nutarimo išaiškinimais išspręsti šitą klausimą. Ir kas atidžiau nagrinėjusi Konstitucinio teismo nutarimą, ten labai aiškiai tame nutarime yra linkstama būtent į santuokas, kad nėra apie tai kalbama, apie tos pačios lyties asmenų santuokas, bet tarp eilučių šitos dalykus galima įskaityti tame Konstitucinio teismo nutarime. Todėl mane šiek tiek gazdina Ruginienės, nu kaip gazdina, neramina gal sakykime pradžiai taip, Ruginienės va tas pasisakymas, kad jinai nori partnerystės klausimą spręsti per Konstitucinio teismo nutarimo išaiškinimus arba jais vadovaujantis, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, mačiau mano kolegos, kai kurie teisininkai sako, tai vis tiek tas klausimas būtų grįžęs į Seimo salę dėl partnerystės. Bet aš sakau, tai jisai taip galėjo grįžti į Seimo salę, gali Seimo narys inicijuoti partnerystės įstatymo pataisą, Seimo narių grupė. Tai yra nebūtinai jis turi grįžti į Seimo posėdžių salę per vyriausybę. Bet dabar, kai mes girdime, kad pati būsimoji premjerė, reiškia, pakankamai taip aktyviai šitą poziciją palaiko, tai vadinasi, šitas klausimas į Seimo posėdžių salę grįž būtent per vyriausybę. Nors jeigu būtų ministrė pirmininkė be 5 minučių tuo klausimu nuosaikesnė, jinai galėtų sakyti, vyriausybė susilaikys, bet, nu, Seimo valia yra, jeigu yra Seimo narių, kurie teiks šitą įstatymo projektą, gali tas klausimas būti Seimo posėdžių salėje svarstomas. Tai tiek norėjau trumpai dėl partnerystės įsiterpti. Gintarai, ką nors sakysi? Sakysiu, bet po tavęs, nes daug pasakysiu. Gerai, einam toliau. Jo, tai čia turėtų nieko būti nuostabaus, kad bus stumiama partnerystė ir visa LGBT ideologija, tai yra socdemų agenda visam pasauliu. Toliau, dėl ko užsipolė ją vakar Laurinavičius, toks labai turistas, kur ėjo per dykumas. Spartakas. Jo, Spartakas, kuris ėjo per Jordanijos dykumas, yra didelis Izraelio draugas ir propagandistas. Jisai užsipuolė Ruginienę, kad jinai dalyvavo kažkokiam tai proteste, kuris buvo nukreiptas prieš Izraelį ir už Palestiną. Vėl grįžtam prie ideologijos. Dauguma